Ponios ir ponai, Aurika. Labas, prašau. Nu, gražuolė. A galim žemaitišką? Ką pasakė? Aš supratau. Jo, viskas tvarkoja. Mano mama iš Varnių, Telšių. Tai Varne. Varne, Telšia, bet Šiauliai. Ir kai žmonės sako Šiaulė, šiauliečiai nebereikalo įsižeidžia. Taigi, jo, galim Ne, viskas gerai. Kalbės literatūriškai, tik man žemaitiškai mintis lengviau liejasi. Tai tu saky, žiūrėk, mesgi visi suprasime, tu kalbėk žemaitiškai, aš kalbėsiu, ja bandžiai po polsku mówić. Nesusikalbėsim. Viskas gerai. Viena žemaitija, kita Aš pasistengsiu. Vilnietis. Tvarkoj. Tai papasakok, kas tu ir apie ką tu. Šiandien tai jaučiuosi kaip karosas įmestas tarp auksinių žuvelių. Čia visi tokie dideli, sėkmingi, atrodo, ką aš gero nuveikiau. Bet iš tikrųjų esu stiliaus detalės įkūrėja. Siuvam vaikiškus rūbus vaikučiams. Turiu fizinę parduotuvę Plungėj ir elektroninę. Ir savaitgaliais varau per mugės dar. Tai va taip. Čia yra... Taip paprastai viskas. Čia yra, bet tai yra ant smulkaus verslo laikosi ekonomika. Taip. Tai yra mūsų ekonomikos variklis, tai yra būtent tai, kas... Ir man atrodo, kad pats pagrindinis dalykas, aš pažįstu įvairiausių didelių verslininkų, visi jie pradėjo nuo mažo. Bet aš nenoriu būti didelė. Tu nenori būti didelė? Ne. Aš noriu mėgautis procesu. Aš nenoriu pereiti vadovavimą ir visiems diriguoti su pirštu. Aš noriu siūt, aš noriu kurt. Tai aš gal biškai iš kito pasaulio. Geras, kaip faina. Ne, nenoriu. Bet tai yra labai faina, tai yra laimės paieškos dalykuose, kuriuose tu randi laimę. Nenoriu pamesti savęs tam išprotėjusiam pasauliui. O kokia buvo tavo svajonė tada, kai tu prisimeni save smėlio dėžėje? Ką tu turėjai? Visada norėjau dirbti savo, nes tėvai dirbo paprastus darbus, tikrai gyvendavom kukliai labai. Ir kai čia visi galvojo ir pasakojo apie savo pirmus verslus, vis lai buvau įsitikinus, kad mano pirmas verslas tai buvo proginių suknelių nuomos salonas. Bet tada atsakau laiką atgal ir galvoju nevelni. Mano pirmas verslas buvo nuo 12 metų, kai su sesė uždarbiaudavom kaime. Tai reiškia, buvom užsivedę bloknuotą, per laidinį telefoną paskambindavo iš aplinkinių kaimų. Ir bulves kas, šienus griebti. Mes turėdavom sąrašą, kur mes kokią dieną, kur varom uždarbiauti. Buvom populiarias. Baudžiauninkės? Ne, kur to verslininkės? Verslininkės. To aišku. Aš prisimenu savo pirmus kartus, savo pirmas babkės, tai tėvas duodavo centų už Kolorado vabalus. Būdavo. Yra kas yra gavęs pinigų už Kolorado vabalus? Ne? Žodžiu, Kolorado vabalai tenais 1 centas Taip. už raudoną, ten 3 už dryžuotą. A paskui leisdavo? Degint? Leisdavo, ne? Tai aišku. Maloniausia dalis. Taip, kankint gyvuliukus yra maloniausia dalis visą laiką. Jo, ne, tai smagiausia būdavo tada, kai tu prirenki jų visą bankę, tada įpila benzino ir uždega ir jie visi kepa. Tai buvo. Dabar jau nebesupras žmonės. Senaties terminas ir jau viskas gali kalbėti. Taip. Tai va, o po to tenais tas voveres, kur darinėda. Ne, juokauju. Tai va, tai šitas po to aš dar kaime runkelius ravėdavau. O, Jėzau, yra. Kur atsistoji vienoje pusėje ir nematai galo. Taip. Tai šitie dalykai. Bet tai užgrūdino ir aš esu už tai labai dėkinga. Nes aš nebėjau jokio darbo, tu mane belė kurį mes. Aš net Anglijoje kopūstų dėžės kelnodama stengiausi būti geriausia savo versija. Ten buvo, aišku, tarpinė stotelė. Bet aš siekiau maksimumų, kiek galiu iš savęs išpešti. Kopūstų dėžės? Taip. Skamba kaip perspektyvi profesija, kodėl ne? Oi, aš ten buvau viršininkų mėgiam, aš ten biškį dar ir vadovavau jau. Matai, kad ten nepajokausi prieš mane, biškį bijojau. Tu buvai supervizorą? Nu kaip, ten žinai. Tai va. Ok. Tai tu visą laiką žinojai, kad tu nori dirbti savo? Nu man taip tiesiog paeidavo, aš gal ir nenorom, bet taip gaudavus. Aš visur, kur įlįsdavau, aš prasudavau maklės. Taip tiesiog gaudavau. Tu ta, kur aš nedirbu, aš verdu varkės. Gal mūsų su Radži tėvas bendras, aš galvoju, buvo. Gali būti. Gali būti. Ir tada kiek tu verslų esi turėjus? Šiaip dabar yra antras. Gerai, oficialus. ne, bet
Ne, tai nekalbant, mes kalbame, dar yra labai daug juodosios buhalterijos Ne, reikalų. tai tada pradėjau nuo runkelių, Taip. tada buvau oficialiai padavėja, ten irgi labai gerai variau, Kur? jachtklube Palateliuose. Platelių jacht klube. Kūlinis būdavo krūvini, bet buvau ten, ta prasme, mėgiamiausia padavėja. Aš beje irgi buvau padavėjas. Jo, jeigu dieną nesurinkdai 200 litrų arbatpinigių, šudina diena būdavo. 200 rinkdavai per dieną? Buvo maksimum 350. Tai tu monstrė esi. Monstrė. 18 metų, tada atsimenu, nusipirkau, čia gal jaunims nežinos, F-kę, kur mašina, kur lempos juda. Užsiklijavau švieselės, tokias ten ant šonų, įvariau per plungę. Visi bernai buvo mano. Taip. Buvau svajonių nuotaka. Šitas Aš gėris. dar ir tebesu. Alfons Auksmas. Nu. Tai va, toliau, gali mane. Prašau. Tai va, tada po padavalkas darbą išėjau į topo centrą. Ten irgi buvo toks užsispyrimas, man buvo priskirta būtinės technikos skyrius, tai visokie virdulė ir šaldytuvai. Pardavinėt skalbenkės. Ir uždarbis priklausė nuo parduoto kiekio. Kiek procentų duodavo? Žinok, ten skirtingai palei firmas. Mes žinodavom, kokias firmas labiau reikia prakišti, o kurias mažiau, nu ten būdavo. Žinai, to pacentrą atėjęs, tu nebūtinai gausi geriausią variantą savo. Galbūt tu gausi geriausią variantą pardavėjai. Kaip tu patiksi pardavėjai, va taip įgausi. Būsi svolačius, gausi beko. Čia yra, ponios ir ponai, čia yra naujas beko šūkis reklaminis. Būsi svolačius, gausi beko. Puikiai. O Jezu. Ir ten irgi gerai varydavau, valga būdavau ten, tikrai įkabindavau gerai. Tada 19 metų pasėmiau paskolą, nusipirkau butą. Plungiai. Plungiai. 2009, prieš pat krizę. Nusipirkau butą. 2009 jau yra pačioj kriziai. Spalis buvo, o aš butą nusipirkau pradžioj. Tai ten dar kelis mėnesius pasidžiaugiau. Tai va, ir taip gerai dirbau, kad net darbas išvežė į Turkiją, į beko gamyklą. Bet kaip tu paaiškini, va ten kiek fainas reikalas, kur buvau Turkijoje, kur Antalijoj, ne, beko gamyklą. Nu jo čia reiškia, už gerą darbą, gerus rezultatus išvežė į beko gamyklą. Kodėl į beko gamyklą, supraskit patys. Matyt, daug parduodavau. Tai tipo, o tai beko gamykloje ten ką, šezlonga bent būdavo, šezlongai pasideginti, ar tipo, ar ne? Ne, nu ten buvo į laisvų laikų, viską, bet ten esmė buvo pažiūrėti, kaip gamina ten, lalala, bla bla bla. Kad jau įsigilintum ir dar daugiau pardavinėtum beko. Taip. Taip, taip. Taip. Mhm. Nu ką, toliau sekė migracija, O migracija kodėl? nes vyras buvęs išvažiavo ir tada aš iš paskus. Nu, ir ten- Nenorėjai išvažiuoti. Ai, tada buvau dzin. Ne, bet tu apsukri moteris, tu bet kur gali rasti. Tai jo, tai va, aš tik išvažiavau, vaikui buvau gal pusę metų, ten susiradau, pasisamdžiau auklę, susiradau darbą, aš jau po savaitės nuvažiavus jau dirbau, kopūstuose. Aha. Nu, ten padirbau porą metų, pasiekiau maksimumą, tada per 3 dienas nusprendžiau, kad nebenoriu būti tenai, grįžau į Lietuvą, atsidariau verslą. Viskas. Tavo verslas, dabartinis. Tu siūni, Siuvu. bet kaip, skamba kaip, man šiek tiek loginė grandinėlė nesusėda. Ne, čia ne. Kaip tu čia nusprendei? nėra logikas. O kaip tu nusprendei? Siūti nekenčiau. Turėjau proginių nuomų, tą suknelės nuomojom, ten reikėdavo pasiūti ten kokią šleikutę, aš nekenčiau siūti. Viską darė siuvėjus. Taip, Nekenčiau siūti. Nespjauk į vandenį, gersi su viskuo. taip. Pastojau su antraja dukra, 3 mėnesius pragulėjau ant lovas, viskas jau skaud visi šonai. Ką čia nuveikus? Pasiskambinau į Plungės profesinę mokyklą, sakau, į kokių nors kursų, kad baigčiau iki tol, kol man reiks gimdyti. Sakau, man terminas tada į tada. Sako, viskas gerai, ir siuvėjų kursai, baigiam Liepos pabaigoj. Rugpjūčio 3 man terminas gimdyti. Aha. Gerai, sakau, spėsiu. Negimdys, kol nepabaigsiu. Pabaigiau siuvimą kursų, užkabliau. Netyčia. Bet o buvo taip, kad jau ant paskutinių jau egzaminų laikiai sulaikiusi? Kad... Taip, aš su kryžiaus kuo įsidėjau. Na. Ką daryti? Ir pasibaigė siuvimą, Taip. kurio nekentėjai. Nekenčiau. Bet sakau, o gal pajusiu meilę. Taip ir buvo. Ir dabar kitaip nebesivaizduoju savęs.
Geras. Tai va, nebūtinai tas, ko nemėgstat, nebus jūsų kažkokia ateitis. Ar yra momentas, kad to, ko tu nemėgsti, tu specialiai darai vien tik tai tam, kad įrodyti? Aha. Jo? Žemaičiai. Tu ta, ne? Jei man dar pasako, kad tu čia vapšim. Bet čia yra žiauriai gera savybė. Aš tarp kitko dabar pastaruosius 2-3 metus darau tokį reikalą, kad jeigu aš nenoriu, privalau. Jo, bet čia ir labai. Aš nenoriu bėgti, aš išbėgu. Aš nubėgdavau 300 metrų. Max. Tai daug. Dabar išbėgu ir bėgu. Ne kasdien, ta prasme, aš esu nedisciplinuotas žmogus. Bet man yra labai svarbu nugalėti, įveikti tą reikalą. Ir aš iš to gaunu vien tik tai pliusus. Pas tave irgi yra tas pats? Jo. Kur pas tave yra dabar? Ar tu esi dabar geroj vietoj? Nes skamba kaip... Aš labai atsiprašau, kad darau toli siekiančias išvadas, bet man skamba, kad ir kiek geroj vietoj būtum, tu vis tiek kažkurioje tai vietoje tu pradėsi jaustis, tu linkusi išaukti batus. Spėkit, kur ką tik pateikiau dokumentus studijuoti. Į paramedikus. Nes yra kopūstai, yra proginės suknelės, siuvimas, yra beko gamykla ir dabar paramedikė. Žinoma, kad taip. Viskas teisingai susidėlioja. Siuvimas su paramedikai susiję. Adatos, viskas čia toli nenueita. Ne, tai ir nuo kopūstų toli nenueita, nes kartais teks ir lavonus krauti, o lavono kopūsto skiriasi. O tu jau vis tiek jau tą svorį žinau. Taip. Tai dzin. Lavonas irgi turi galvą kopūstą, viskas. Nepakelsiu, nupjauni. Jeigu tu galėtum patarti vieną reikalą hebrai, kuri galbūt nelabai žino kuriais, kuri galbūt dar dvėjoja dėl savo pasirinkimų ir dar nelabai žino, ko jie nori. Tik bandymą būdų. Man 36 metai ir aš žinau, ko noriu, ne? Aš gal 50 sužinosiu. Bet man patinka pats procesas bandymo ir darimo. Svarbu, kad ką tu darai, daryti visų 100%. Kas tai bebūtų? Kopūstai, koloradų vabalai. Tu turi būti geriausia savęs versija toj vietoj, kurią tau šiuo momentu davė gyvenimas. O kaip toliau bus, tai sudėlios tik aukščiausias. Čia nuo tavęs nebepriklausys. Čia yra žiauriai geras patarimas. Aurika. Ačiū. All right, ladies and gentlemen.